Pirmas pratimas apie norėjimą ir turėjimą. Prisimenat, ne kartą sakiau, kad svarbu jausti skirtumą tarp to, ko noriu ir to, ką turiu. Laimė slypi ne tame, ko tu nori ir ar turi tai, ko nori ir trokšti, o pirmiausiai nuo to, ar tu vertini, ar tu džiaugiesi, ar tu mėgaujasi tuo, ką jau dabar turi. Įpraskite, išsiugdykite įgūdį, įprotį dėkoti kiekvieną dieną. Rytą, vakarą, dieną prie stalo mylimiems žmonėms ir nemylimiems taip pat rasti už ką padėkoti. Sau, labai svarbu padėkoti sau. Dabar jau, kai įgūdį suformavau, man natūraliai išeina be sustojimo parašyti 100 ir daugiau padėkojimų sau. Kai ko nors trokštame, labai svarbu pajausti, kad tai jau turime. Todėl, kad norėjimo ir turėjimo dažnis, taip kaip mes jaučiamės, kaip mąstom, kokia būsena emocija apima, skiriasi norėjimo ir turėjimo. Kai mes norime ko nors, mes atitoliname tai, ko norime, todėl, kad į visatą nusiunčiame žinutę, kad mes to neturime. Ir labai stipriai aiškiai pajuntame, kad mes to neturime ir dėl to norime. Ir tas jausmas, kad neturime, ir išsipildo, kad neturime. Todėl orientuotis reikia į ką pasirenki turėti. Ką pasirenki turėti ir įsivaizduokit, kad tai, ko trokštate, ko norite, jau turite. Jau turite. Vizualizuokite tą jausmą ir net vaizdiniais užsimerkę, kaip jūs jaustumėtės, ar ne, jeigu turėtumėt visą tai, ko jūs norite. Ir kai ko nors norėsite, vis dažniau, kai pratinsitės pajausti, kad jau turite, jums vis lengviau ir lengviau išeis pajausti, kad jau turite. Be to, jeigu jūs dar ir veiksmais patvirtintumėt, taip tariant, kai aš ko nors trokštu, bet jokių veiksmų nedarau, tai ir lieka troškimais. Kuo aukštesniam sąmoningumo lygyje, tuo greičiau išsipildo norai. Kuo žemesnėme esame sąmoningumo lygyje, tuo tie norai pildosi ne taip, kaip mums norisi. Nes iš tikrųjų pritraukime tai, nuo ko bėgame, ko bijome, ką smerkime, ką kaltiname, ko nesprendžiame, nenorime matyti, tai stiprėja ir visokiais kitokiais būdais atsiveja. O dabar įsivaizduokite, kad jau turite tą trokštamą rezultatą, kad jau turite ir džiaugiatės tuo rezultatu, kad noras jau išsipildė ir tai jau yra jūsų kasdienybės, realybės dalis. Sukaupkite dėmesį į tai, ką jaučiate kūne, kai jau turite trokštamą dalyką. Ir pastebėsite, kad energija paryškėjo ir jausmas skiriasi nuo to, kai jūs galvojate apie tai, ko norite, ir apie tai, kad jau turite tai, ko norite. Taip, pratinkitės prisiminti turėjimo pojūtį, tą vibracijos dažnį, kaip pamatysite, kaip pasikeičia jūsų energijos šablonas, mąstymo šablonas, tas pajautimo šablonas, kad jūs pradėsit išmokti vis dažniau telktis į tas emocijas, būsenas, kurios teikia daugiau džiaugsmo, harmonijos gyvenime. Galime pereiti prie antro pratimo. Išgirsk žinutę ir leisk sau jausti. Laikas pamatyti ir išmokti veikti kitaip. Mes įpratę esame orientuotis į nesėkmę, tai yra patys stabdome savo gerovę. Tai, nuo ko bėgame, ko nenorime pamatyti kaip žinutės, tai ir vejasi. Todėl prisiminkim, kad visada turime pasirinkimą rinktis iš geriausių variantų. Tų variantų gali būti visokių ir mes savo protą galime supažindinti su visokiausiais variantais ir su pačiais blogiausiais ir su pačiais geriausiais ir pasakyti savo protui, nes jei protas tuo patikės, tai kūnas irgi,
supras, kad jokio pavojaus nėra. Telkite dėmesį į jums palankius, pozityvius variantus, sprendimo būdus, galimybės. Kodėl jūs stengiatės galvot, kad viskas bus tik blogiausias variantas. Kad mes telkėmės vis į tą nesėkmės modelį, tą šabloną. Reikia pakeisti mąstymo strategiją ir pradėti telktis į mums palankius sprendimus ir modelius. O ką aš galiu padaryti kitaip, kad tai nesumenkina mano pasitikėjimo, sakykime, ar ten to žmogum, ar ten ta situacija, ar kai įkrentam į savigraužą, ar ne, kad tokia, anokia, trečiokia, penktokė, bet iš negatyvios tos pusės tokios. O pabandykim pamatyti visuose tose dalykuose pliusų, kokią naudą tai neša. Ir ką aš galiu kitaip padaryti, kokį žingsnelį padaryti, už ką save pagirti. Jau kiek kelio nuėjau. Ir padariau geriausią, ką galėjau pagal savo dabartinį ar tuometinį mąstymą. Didžiausios gyvenimo tiesos yra pačios paprasčiausios. Įsileiskime į gyvenimą stebuklus, pastebėkime juos. Nes visata su mumis kalbasi, realybė su mumis kalbasi, gyvenimas su mumis kalbasi. Per žmones, per gyvūnus, per gamtą, per situacijas, per santykius, per darbą, per nepriteklius, per visokius, per džiaugsmus, per visokius dalykus. Ir išmokite praturtinti savo gyvenimą. Kas dar atima jėgų? Tai yra realybės neigimas. Labai atima daug jėgų. Kai mes vertiname vienaip ar kitaip. Kiekvienas žmogus renkasi iš savo perspektyvos ir tai jam yra vienaip, o man gal atrodys kitaip, ar ne? Ir aš išmokstu iš viso nevertinti. Jeigu jis tai pasirinko, tai ir jisai pasirinko. Ir vidinės tos reakcijos ir išduoda, įrodo, kokių perdėtų, nerealių reikalavimų, lūkesčių kitiems ir savo turite. Dėl ko paskui save ir kitus kaltinate. Standartų, tų šablonų. Nes kaltės jausmas irgi parodo, kokių savo reikalavimų nerealių kelite. Nepamirškite, kad gyvename sistemoje ir norint patirti daugiau tylos negu triukšmo, irgi turi savo kainą. Ir kai mes norime išeiti iš sistemos, mūsų už tai baudžia. Taip, tai turi savo kainą. Ir jeigu jūs tai suprasite ir jums vertybė bus vis dėlto būti labiau tyloj, o ne triukšme, tai nereiškia, kad reikia atsitraukti ir kad būsit mažiau pasiekiami. Ne. Jūs tiesiog pradėsite girdėti save, matyti save, žinutes skaityti, stebuklus pastebėti ir pamatyti. Pasirinkti taip, o ne kitaip, be jokio kaltinimo, svarstymo blogai, gerai, nes jūs nusprendėt, kad taip ir viskas. Ir kai, pavyzdžiui, vis tiek mums nesiseka, ar ne, tai dar pasižiūrėkime, ar nekaltiname ir nepriekaištaujame dėl kokių nors dalykų savo tėvams. Nes čia yra vienas iš labai tokių esminių faktorių, kodėl mums gyvenime kyla problemų ir santykiuose, ir namie, ir darbe tie santykiai, partnerystėj, ir nesklandumų su finansais gali kilti. Ir su tikslu išsikėlimu, ir su ryžtu veikti, ir su noru įtikti ar patikti. Nuolat varžomės ir norime kažkam kažką įrodyti, jaučiamės nepripažinti ar nematomi. Jaučiame, kad žemė slysta iš po kojų ir taip toliau, ir priklausomybės. Tai visa tai rodo irgi, kad vienaip ar kitaip kažkur neturime pagarbos tėvams. Ne atleisti tėvams reikia, o atsiprašyti ir padėkoti. Atsiprašyti už savo puikybę, už savo išdidų žinojimą, kad turėjo būti kitaip. Nepriėmimą tos realybės, tą neigimą. Nes realybė yra kokia yra. Ir jeigu mes neigiame ką nors, tai jėgų irgi netenkame. Jeigu gailime tėvų, kad jie gyvena taip, o ne kitaip, kaip ne pagal mūsų įsivaizduojamą modelį, tai irgi rodo nepagarbą tėvams, todėl kad kiekvienas mielas žmogus pasirenka, kaip jam gyventi. Ir ateina su savo kažkokiais ir misijom, ir užduotim gyvenime, kažkokių pamokų išmokti.
Iš tiesų, tėvai mums nieko nėra skolingi, nes viskas, ką jie turėjo, jau davė. Ir jūs jau gavote, tik nevertinate. Jie padovanojo pirmiausia ir svarbiausia gyvybę, o visa kita yra tik priedas. Jie tik suspaudė tam tikrus mygtukus, kad iškeltų mumyse tas programas, tas pamokas, kurių mes gyvenime turime išmokti, įgūdžius, kuriuos turime susiformuoti, kad atskleistume savo talentus ir potencialą ir išmoktume gyventi vis didesniai harmonijoje, vidiniai ramybei ir susikurtume laimę tokią, kokios norime, o nelauktume, kol mus padarys laimingais kažkas kitas. Todėl, ką geriausia galite padaryti, tai padėkoti tėvams ir yra tokia irgi praktika 40 dienų rašyti tėčiui, mamai laišką, 40 dienų nepertraukiamai. Tas laiškas gali būti neilgas, tai va, galbūt norėsis net vieną kitą laišką ir tėvams įteikti, gali būti ir taip, ir neturite rūpintis, kokia jų bus reakcija. Tai jau yra jų asmeninis reikalas. Galbūt norėsite tos laiškus sunaikinti, sudeginti, pavyzdžiui, išmesti, nesvarbu. Išmėginimas skurdu, pavyzdžiui, gali būti varomoji, išjudinanti jėga, leidžianti pakeisti mąstymo strategiją, elgsenos strategiją, pasirinkimų strategiją. Tai priverčia pamatyti, kad yra daugiau galimybių, gyvenimo būdų negu tai, ką iki šiol rinkausi. Dėl to ir pratimas tas išgirsk žinutę yra apie tai. Tik nepamirškime, aišku, Pareto dėsnio 20-80, keistikimės po truputėlį, nespausdami savęs savo tempu. Galbūt esame taip emociškai brandus ir pasirengę, kad galime ir kardinaliai pasikeisti. Jau tam buvau pasiruošusi, pakeičiau 80% savo gyvenimo iš esmės. O galima keisti po truputėlį ir nei vienas būdas nėra nei geresnis, nei blogesnis, tik tai keičiantis po truputėlį yra lengviau. Yra lengviau prie to pripratinti savo kūną, savo mintis prie naujų strategijų. Todėl, kad pakeisti tas mąstymo programas, strategijas, taip užtrunka laiko, todėl, kad mes vis esame įpratę susiformavę įpročiai ir įgūdžiai vienaip ar kitaip reaguoti taip, kaip buvome įpratę anksčiau. Tai va, nespauskite savęs, nekaltinkite savęs, pastebėkite tai. Ir kiekvieną kartą pagirkite, kai jums pasiseka. Kai pastebite, irgi pagirkite, kad jau pastebite. Ir išdrįskite keisti savo reakcijų strategiją. Ir nebauskime savęs, manydami, kad patys sukėlėme tokią siaubingą situaciją. Tai kaip tik yra žinutė padedanti man tokiu būdu, man suprantamu būdu parodyti, kaip aš galiu elgtis ar galvoti kitaip. Kitą kartą neliga yra nelaimės priežastis, sakykime, už tai, kad aš jaučiuosi nelaiminga. Visai ne. Ir labai stipriai, sunkiai sergantys žmonės gali jaustis labai laimingi ir atrasti gyvenime prasmę. Čia ir yra esmė. Tai pasižiūrėkit, kokias žinutės jums tai neša. Nes tokios žinutės yra tiesiog disharmonijos mūsų gyvenime arba kūne ženklas. Tiesiog patyrinėkime, kaip mes tą turinį sukūrėme. Kodėl, kaip mes atsiradome būtent tokioj situacijoje, kokioj dabar esame. Antrasis pratimas yra nesudėtingas atlikti, tik tai reikia į save labai įsiklausyti. Žmogus, aišku, dažniausiai bijo didelių, nemalonių, ar tai gali būti ir malonių, ir nemalonių, gal džiaugsmo labai bijome, irgi ir sėkmės labai bijome. Tai ir dėl to save blokuojame ir neleidžiame savo keistis ir patirti tam tikrų dalykų. Jaučiamės neverti tų dalykų. Tai žmogus dažniausiai bijo tų didelių emocijų ir būtent tos neišreikštos, užspaustos emocijos dėl įvairių dalykų ir sukelia nemalonumų. Gali būti ligos pobūdžių, gali būti problemos kažkokios kitokios pobūdžio. Tai svarbu išdrįsti panirti tą problemą ir į skausmą. Ir svarbu leisti savo jausti. Nuoširdžiai susikaupus panirti į tą problemą ir leisti kūnui pajausti, kurioje kūno vietoje ta problema susikaupus, kur skauda, kur sunkumas galbūt pajausti, nes ten, kur jums dabar skauda, gali būti visai ne ta vieta, kur iš tikrųjų kaupiasi problema. Paprašykite kūno, kad leiskite, kad
tas skausmas išdidėtų, kad jums saugu jausti tą skausmą, kad pavojaus nėra, kad jums saugu taip jausti. Ir kai tą skausmą pajausite, kur toji problema kaupiasi, leiskite protui gauti informaciją apie tai, ko toje vietoje trūksta, kas neišpildyta, ko nenorite girdėti, matyti, ko nenorite keisti, ką ignoruojate, kodėl jaučiatės galbūt auka, o galbūt kažkur susireikšminę ir panašiai. Ir jeigu jaučiate, ir kuo dažniau tą darysit, jeigu jaučiate ir įsiklausote į savo kūną, jis jums viską papasakos suprantamu būdu ir jūs žinosite, kaip interpretuoti savo kūno kalbą ir kokių sprendimų imtis. Nes kiekviena absoliučiai tokia žinutė, kuri jums atrodo nemaloni, gali būti kelias į jūsų laimę. Kai jūs linkite savo būti laiminga arba kitam laiminga, būtent tai, kas nemalonu, gali būti kelias, galimybė labiau save mylėti ir tobulėti. Tai ir yra tos pasekmės, apie kurias jūs nepagalvojate, kai linkite savo kokį nors dalyką. Na ir trečias pratimas irgi veda į naują suvokimą. Kiekviena kūno vieta, kiekvienas organas turi tam tikrą funkciją. Ir, pavyzdžiui, jeigu dantys, ir dantys dažnai genda, žiūrėkite, arba skauda, arba maudžia. Tai žiūrėkite, ko gyvenime nesuprantate, kam neįkandate, kam turite įkąsti, ko neįkandate, ko neleidžiate savo įkąsti, kokių ten ar, sakykime, žingsnių nesiimate ir panašiai, arba savo giminės negerbėte, savo protėvius peikiate, tėvus peikiate ir taip toliau susireikšminate, įvairūs dalykai gali būti. Jeigu kelienį, pavyzdžiui, skauda ar ne, ten kojos, tai kodėl nenori eiti į priekį, kažkokių naujų dalykų nenori galbūt mokytis. Jeigu stuburas, tai kur savim nepasitikiu ir per daug atsakomybės gal už kitus prisiėmu, įsivaizduoju, kad aš žinau, kaip jiems geriau gyventi, kaip jie turi gyventi, vad gaila man, kad jis taip gyvena, jis turi gyventi taip ir anaip. Ir tai šitas pratimas yra tinkamas ir problemoms, ir alergijai, ir situacijoms, ir su žmonėmis, kas susiję, tai kas jums skauda, pasinagrinėti. Principingumas, kategoriškumas, užstabarėjęs visas mąstymas, atrodo, kad mes nenorime mokytis naujų dalykų. Vaikai dažnai serga tų tėvų, kurie labai laikosi taisyklių ir yra įtampoje, arba auklėtoje darželį, arba kokie destruktyvūs vaikai išmuša vaikus iš vėžių, kad jie pasijuta nesaugiai ir tokiu būdu, kaip reakcija kūno, kaip pavojų supranta ir pasireiškia alergijos būdu, pavyzdžiui. Tai gali būti ir peršalimas, ir sloga, ir visokie kitokie dalykai. Tai jeigu taip vaikui dažnai nutinka, žiūrėkit, kur jis jaučiasi nesaugus, kur jam trūksta apkabinimo, šilumos, meilės, galbūt mamos meilės, galbūt kito žmogaus meilės ir kodėl jis taip reaguoja, kodėl jo kūnas taip reaguoja. Paskatinam, pavyzdžiui, alergiški, kažkada vaikystėje išsigandote labai katės, o gal praėjusiuose gyvenimuose išsigandote katės. Tai yra kaip reakcija, kaip dažniausiai paveldėta būna reakcija į tam tikras situacijas, ar tai baimė kažko, labai išgąstis didžiulis. Ir kai jūs įprasite į tą dalyką pasižiūrėti teigiamai, kad jis jums pavojaus nekelia, pasikeis iš esmės situacija. Tai šitas pratimas ir yra apie tai, kad galite pakeisti savo suvokimą ir būseną. Taigi, atsisėskite arba tiesiai atsistokite, atsipalaiduokite ir pasinerkite į savo emocijas ir pojūčius. Ir jeigu kils kokių nors minčių, nekreipkite į jas dėmesio, tiesiog leiskite joms ateiti ir išeiti. Ir taip gali praeiti kelios minutės, galite sustabdyti įrašą tiek, kiek jums reikia ir po kelių minučių pamatysite, kad mintys jūs nustos blaškyti. Ir kai po tų kelių minučių mintys jūsų ir nebetrikdys, keletą kartų giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Atsipalaiduokite, užmerkite akis. Tada įsivaizduokite, kad prieš jus pasirodė labiausiai dirginantis ar tai alergenas. Pavyzdžiui, katė arba medus, arba avižos, arba bitės, ar ten dar kas nors.
Arba pasirodė problema, ta, kuri jums šiandien skauda, ar žmogus, ar situacija. Ir pajuskite savo kūno reakciją. Ką jums pradeda peršėti, ką jums pradeda skaudėti, kokių nemalonių pojūčių kūne atsiranda, kokių emocijų, kokių būsenų atsiranda. Ir pastebėkite, kai galvoje įsijungia nerimas dėl to alergeno ar problemos, jis automatiškai apima ir jūsų kūną. Jisai įsijungia automatiškai jūsų kūne. Jūs tiesiog patirite pačių įvairiausių diskomfortų, visokių nemalonių pojūčių, bet juk jokio alergeno priešais jūs dabar iš tikrųjų nėra. Argi netiesa? Juk nėra. Taigi, kai galvoje įsijungia nerimas, jis automatiškai įsijungia ir kūne. Ir nesvarbu, ar ta problema, ar ta situacija, ar tas alergenas yra realybė, ar jūsų vaizduotė. Tada priminkite savo ir kūnui, leiskite savo žinoti, leiskite savo kūnui žinoti, kad realios grėsmės nėra. Kad visa tai, ką jūs dabar jaučiate, yra saugu jausti, bet tai tik jūsų vaizduotės vaisius. Ir pasakykite savo, kad aš esu saugi, aš esu sveika ir man viskas gerai, viskas išsispręs, viskas susitvarkys man pačiai harmoningiausiu būdu, laiku ir tempu. Tai liko praeityje. Ta problema liko praeityje. Tai baigėsi. O aš esu čia ir dabar. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Ir atsiverkite. Na ir kaip jaučiatės, mylieji? Turbūt pastebėjote, kad tas naujas suvokimas įsijungia akimirksniu ir kūnas pradeda persitvarkyti būtent pagal tą naują jau mąstymą, pagal naują strategiją. Kitaip matyti savo gyvenime tas vykusias arba vykstančias situacijas. Todėl šitas pratimas jums padės nedramatizuoti ir į gyvenimą įsileisti daugiau lengvumo, daugiau žaismingumo, daugiau humoro. Ir šitą pratimą galite kartoti su tiek dalykų, su tiek jums rūpi, su tiek žmonių, su tiek alergenų, su tiek problemų, su tiek situacijų jūs kankinančių, su tiek, kiek jums rūpi. Na ir kitas pratimas vadinasi sureaguok kitaip. Tai yra klausimų sąrašas, reikia pradėti būtinai nuo pradžios, nuo pat pirmojo. Kiekvieną klausimą uždavę, pabūkite su savimi, sustabdykite įrašą ir pabūkite su savimi po kiekvieno klausimo. Transformuokite baimę, išmokite sureaguoti kitaip. Tokie pratimai irgi padeda keisti mąstymo strategiją, keisti mąstymą jums palankia linkme ir kurti harmoningesnį gyvenimą. Tai šis pratimas yra išlaisvinantis nuo daugybės irgi iliuzijų ir susikurtų scenarijų. Nes sakiau, netikėkite viskuo, ką jūsų protas galvoja. Todėl, kad tai gali būti tiesiog išankstinė kažkokia įteikta nuostata. Susitelkite, kitaip tariant, į tai, kodėl jums turi sektis, o ne atvirkščiai. Protas visada juda ten, kur jam geriau, kur tariamą tą saugumą patiria. Ten ir atmintis užfiksuoja, kad jam ten saugiau.